2023/08/30 dieną parašiau skundą Valstybinei mokesčių inspekcijai. Skundas yra parašytas iš 5 puslapių, taigi skundas yra labai ilgas. Šio skundo neskaitysiu viso, nes tai skundas dėl Alytaus, Kauno, Marijampolės NDT vedėjų nusikalstamos veikos. Ir kadangi jie darė nusikalstamą veiką, mane padarė sveiką, atimdavo pusę netekto darbingumo pensijos arba visą. Taigi aš turbūt tik tai paskaitysiu galą, ko aš prašiau Valstybinės mokesčių inspekcijos. Taigi aš, Nijolė, prašau patikrinti šias 3 NDNT tarnybas Marijampolės, Alytaus, Kauno ir užkirsti žiaurų kankinimą, badu marinimą, nusikalstamą veiką ir prašau, kad būtų sugrąžinti pinigai, kurių aš negavau, nes buvo vykdoma nusikalstama veika. Mane padarė sveiką. Manau, kad bus įvykdyta teisingumas. Laukiu atsakymo į elektroninį paštą. Taigi dabar parodysiu, ką atsakė Valstybinė mokesčių inspekcija. Pirmiausia, iš karto parodau. Valstybinė mokesčių inspekcija mano atsakymą pakeitė į paklausimą. Dar kartą parodysiu. Ne paklausimas, bet yra aiškiai užrašyta, kad skundas. Ir koks skundas, aš gale jums parodžiau, kas ten parašyta ir ko aš prašau. Dabar perskaitysiu, ką rašo Valstybinė mokesčių inspekcija. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies nuostatomis Valstybinė mokesčių inspekcija pagal savo kompetenciją teikia mokesčių mokėtojams konsultacijas jos administruojamų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ir kitų mokestinių procedūrų, mokesčių teisės aktų nustatytų paaiškinimo klausimais bei kontroliuoja, ar teisingai apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti VMI administruojami mokesčiai. O Valstybinė mokesčių inspekcija nekontroliuoja NDT tarnybos vedėjų, kurie vykdo nusikalstamą veiką ir nusikalstamos veikos dėka atima po pusę netekto darbingumo. Kodėl jie netikrina to? Ir kodėl pakeičia skundą į paklausimą? Dabar toliau paskaitysiu, ką rašo. Skundų nagrinėjimas. Įsiklausykit kelis kartus. Skundų nagrinėjimas dėl darbingumo lygio nustatymo. Aš neprašau, kad man Valstybinė mokesčių darbo inspekcija nustatytų darbingumą.
Bet pažiūrėkit, ką jinai rašo, kaip pakeičia mano skundą. Skundo visą esmę pakeičia. Dar parodysiu. Dėl darbingumo lygio nustatymo nepriskirta VMI kompetencijai. Taip, nesutinkant su neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau priimtais sprendimais dėl nustatyto darbingumo lygio, kurio aš neprašau nustatyti valstybinės mokesčių inspekcijos. Tiesiog net negaliu baigti toliau skaityti. Aš jums tik parodysiu. Turėtume kreiptis į NDT. Taigi, o kas šį atsakymą man davė? Mokesčių informacijos departamento gyventojų pajamų mokesčio skyriaus specialistė Donata Žukienė. Labai skaudu, kad ši moteris taip nesąžiningai dirba, skundą pakeičia į paklausimą ir kai skundė prašau patikrinti nusikalstamą veiką NDT vedėjų, dėl kurios gaunu pusę netekto darbingumo arba visai negaunu viso darbingumo netekto pensijos, tai jinai tiesiog melangingai atsakymą, kad aš prašau mokesčių inspekcijos, kad nustatytų darbingumą. Taip. Nežinau nei ką pasakyti apie šitą Donato Žukienės melavimą, nesąžiningą, neteisingą darbą. Kartu bus pranešta, kaip ir nesąžiningai dirba NDT vedėjai Europos komisijai, o kaip galima pranešti tik per Europos žmogaus teisių teismą. Tegul Europos komisija žino, kad ir valstybinė mokesčių inspekcija dirba labai nesąžiningai ir į skundus atsako melagingai.